skaniai pavalgėm ir neišdurti ant kainų. Nors galėjo, aišku, tą meniu atnešti specialiai baltiesiams. Turkam atskiras meniu baltiesiams. Šiaip irgi patikėčiau pilnumoj. Bet nesvarbu. Tai jo, pavalgėm, pasistiprinom ir dabar važiuojam į vadinamą Maldyvų salą Turkijoje. Čia, jeigu tik vanduo žalesnis, iškart visur Maldyvai, ne? Nu, mes ten nenuvažiuosim į tą salą. Jo. Mes tik tai nuvažiuosim į įlanką. Turim plaukti. Tai važiuojam dabar į tą vietą, kur manom, kad turėtų plaukdyti turus daryti. Ir bandysim susirasti kažkokį tai vietinį vertelgą, kuris mumis paplaukdys į tą salą. Ir greičiausiai ten bus 100 000 turistų. Bet norim pažiūrėti, kaip bus iš tikrųjų. Vietinės gyventojus. Atvažiavom į miestelį, kažkoks Andresas, vienas saka, man tai kažkoks Ardak, Garg, kažkoks toks. Tai va, iš čia plukdo į salą, tai bandom ieškoti turą, kur mumis paplukdys. Einam tiesiai palį. Ne, kavinių nereikia. Einam tiesiai čia. Aha. Pašnekėjom su to laivo kapitonu. Pavėlavom į turą. Jisai nebeplauk šiandien, bet sakė, yra kiti laivai, kurie dar plauk, sako, pasiskambis to į kažkam tai ir sako, atplauks gal už valandos, už pusės valandos, sakė, biškį palauk reikia. Ir paplaukdys mumis į tą salą, į salą nuplaukėm 5 minutės. Na, į ten pabus kokias 3 valandas, sakėm 5 minutės. Ant 8 žodžių mes turėtum grįžti čia. 8 jau saulė leidžia. Sakė, turas 2-2-5 gal, tada įvalgyt tuos gal. Aš už 2-5 į bevalgymą galiu plaukti. Ne? Na. Tai jo, tai laukiam. Bet jeigu dar duos prie to paties pavalgyt. Žiūriu, vietinė maudosi, moteriškė. Išėjau vandens, parnešiau ledų. 115 už viską. Nu tai čia, kiek čia gaunas, kokį... Nu tai apie 4 eurus kažkur. Gerai? Normaliai? Kaip tokioj vietoj? Atein mūsų kelionės turo organizatorius. Veda mumis laivą. Mokėjom kapitonai 50. Ved pas savo draugelį. Ten anas laivas turėtų būti. Nieka. Mes jau laivė. Sėdėm, ko čia taip? Tai turi labai padrau.
mūsų laivas. Paskiau pagros mums muzikikę. Paskiau varysime viršų. Jisai dar kartą pasakė, kad duos mums valgyti, kai šnekėjom tam prie. Bet liktais kas sakė. Man tai ne, nebent ką. Nu. Kaip kapitonas sakė, vakarinis turas pats geriausias, nes nebūna tiek žmonių. O dabar čia vežė tos laivus. Sakė, bus tik keli laivai, nu pažiūrėsim. Saka, vakarinis turas geresnis, nes žmonių mažiau. Ar ne? Tai, saka, da palaukit vieną grupę, saka, da ateis. Saka, varysim. Atėjo. Nu, į da pirmam aukštę vien pilną.